į tai, ką dabar pasakysiu, tikrai pažiūrėkime su humoru, pasijuokime ir tikrai netaikau niekam asmeniškai. Taip, skaitai komentarus. Ir kai atsitinka augalui kažkokia tai bėda, iš karto prasideda receptai. Ir tie receptai yra grinai virtuviniai. Nu, viską, ką turi virtuviai, nešk ant augalų ir pilk. Taip, man labai įdomu, kada vat šauna ta mintis, to taip sėdi, geri sau kavą ir taip, pienas. Taigi jisai kalcio šaltinis. Tai davai aš apipurkšiu to savo, dabar nežinau, pomidorus, agurkus. Jie man pradės ten, irgi nežinau, mėgst ar nesirgt. Va taip, papaimi ir apipurški. Ir tuo momentu jie nesusega. Ir viskas, ir tai receptas, griuk negyvas, viskas pomidorams tai labai tinka. Paskui su tom žuvim. Taip, irgi taip valgai žuvim, čia man matai kaip gerai fosforo šaltinis. Taigi reikia man augalam to fosforo, tai davai tą silkę aš pakasiu po to pomidoru. Bet tai kaip tas pomidoras tą silkę suvalgys, čia ne mūsų reikalas. Gal ten per 3 metus ta silkė ir supus, gal, kitiems pomidorams bus. Čia mes nesigilinam, bet imam ir pakasam ir vėl paskleidžiam tiesą, kaip čia dabar tas fosforas ir žuvyje labai gerai. O apie skruzdes tai išvis, čia tai išvis. Ką turim virtuviai, tą ir berkim jom ant uodegų. Tai ką ta skruzdę? Užbėri cinamono, ir vėl cinamonas, kokį čiliuką pačiauda, ir vėl toliau jinai gyvena. Aš tikrai jau tikrai, va čia turėjau lopinėlį, išbandžiau viską. Taip, tą minutę apmąstymų, kaip sakau, para vyksta. Jos kažkur pasislepia ir galvoja, ne, ir vėl ta durnis kokia tenai cinamonų laksta. Taip, tai kol nenusipirkau normalių miltukų atakos, tol jos čia ir pas mane siautėjo. Tai taip kuriuo momentu, taip šauna ta mintis, kad viską mes turime išnešti ir lieti, purkšti, trešti su tais savo maisto produktais. Jeigu mes valgom, tai suvalgys ir tie augalai. Tas dalykas man tikrai labai įdomus. Kada ir kaip, geriant vyną, kodėl kokių brendžių čia mes nelaistom. Dar paskutinis buvo, kad agurkus ten purkšti su medumi. Tai irgi, iš kur tokie tie receptai?